every girl in these photos is a friend, not professional model. Ir kiekviena mergina esanti šiose fotografijose yra neprofesionalus modelis, tai yra draugės. And that is much harder to reach the soul of that girl, but you can reach it because it's a regular girl, not professional model that you know how to pose. Ir daug sunkiau yra pasiekti jos sielą, kadangi jinai nėra profesionalus modelis, tačiau vis tiek tai yra įmanoma. And that is the reason why I like that kind of photography, because you can just strip all the clothes and see the soul if you watch long enough. Ir man patinka šios fotografijos todėl, kad būtent kai nusiema drabužius ir tu įsižiūri, tu pamatai sielą žmogaus. People often like to hide behind their clothes, so that is the reason why I choose when I start to doing photography to do fine art nude photography. Žmonės dažniausiai mėgsta slėpti savo sielą už drabužių, tai todėl aš ir pasirinkau fotografiją tokią, kad nuogo kūno, kad atverti žmogaus sielą. About me and my work also, this is the second exhibition about fine art nude. Apie mane ir mano darbą. Tai yra mano antroji paroda nuogo kūno akto. First was 2013 in North Macedonia, and this is the second one. And I say I don't want to exhibit in Serbia maybe in next 30 or 40 years in this kind of photography. So you have that privilege to see this. Pirmoji mano paroda buvo 2013 metais šiaurinėje Serbijos dalyje ir dabar yra mano antroji paroda, bet Serbijoje tokios parodos nebenorėčiau eksponuoti, tai jums yra didelė garbė, kad ją pristatau. You cannot find my photos on internet, so many of these girls is mother, teacher, medical workers and stuff like that, so I try to bring only that I have permission to show. Ir dauguma iš šių moterų, tai yra mamos, mokytojos ar dirba kitose srityse ir aš turėjau gauti jų leidimą, kad galėčiau jums parodyti, tad negaliu rodyti savo šalyje. Thank you very much again to Normante, to your director, to everyone. Ačiū labai dar kartelį Normantei, direktoriui ir jums visiems, kurie atėjote pasižiūrėti. I find that some of you can read our photos very well, so I'm very happy to be here. Thank you. Aš manau, kad kai kurie iš jūsų tikrai gali puikiai skaityti mano nuotraukas ir aš labai džiaugiuosi būdamas čia. Ačiū. Praeitais metais rugpjūčio mėnesį buvau pakviesta į Serbijoje organizuojamą Sarmatės 2 fotofestivalį. Hvala puno TV. Mes kartu dalyvavom su gerbiamu Aleksandru ir dar porą autorių buvo, kaip aš supratau, iš Makedonijos ir iš Kroatijos. Tai iš tiesų man buvo labai didžiulė garbė atstovauti Lietuvai. Tai esu labai sužavėta jūsų nuoširdumu, nes iš tiesų mes prieš tai anksčiau net nebuvome pažįstami. Ir kažkaip suvedė keliai, mane pastebėjo Serbijoje, puikus fotografai kaip Vajanas. Ir toje parodoje kaip kartais pristačiau savo nuogo kūno fotografiją ir fotografiją su žirgais. Tai hvala puno tebi. Ja volim Srbiju. I mi volimo Normante. Ačiū. Level. But my name is Aleksandar Buđevac. I am author of... Taigi,
Taigi, sveiki visi, man yra didelė garbė būti čia ir labai malonu. Ir ačiū visiems atvykusiems čia, ačiū Normatijai, ačiū direktoriui galerijos, ačiū Simonai. Mano anglų kalba nėra labai gera, žemesnis truputį lygmuo. I am the author of photography, which I have been doing since childhood. Taigi, aš esu autorius nuotraukų, kurias aš fotografavau nuo vaikystės. Yes. I am independent author. Ir aš esu nepriklausomas autorius. It's my great happiness and pleasure to present my works in front of the Lithuanian audience. Ir man tai yra didelė garbė ir malonumas pristatyti savo nuotraukas Lietuvos žiūrovams. Also, I would like to thank to Art Gallery in Dusetos and our friend and recognized author Normanta Revukaitė. Taip pat aš labai noriu padėkoti Dusetų dailės galerijai ir mūsų garsiai draugiai Normantai Revukaitei. This work represents my impressions and magnitude of the moment over a period of 10 years in my life. Taigi, šios nuotraukos pristato mano įspūdį ir įžvalgas per 10 mano gyvenimo metų. Fotografuota, nes šios nuotraukos fotografuota 10 metų. My motivation is movie films, is movie and moments of the movies, of the atmospheric and history movies. Jo motyvai tai yra istoriniai filmai, kurie būtent ir per nuotraukas bando irgi sukurti filmus. It's very difficult and ungrateful to talk about yourself. Ir yra labai sunku ir netgi sudėtinga kalbėti apie patį save. They tell me that I have poetic in my works and glimmer of a safe past that I celebrate. Ir visi sako, kad mano nuotraukose atsiskleidžia poetiškumas ir paslėpta praeitis išsaugota. I always wanted to be a poet, Aš visą laiką norėjau būti poetu, but don't know how to write poems. bet aš nežinau, kaip rašyti eiles. It's like that those photos perhaps are the results of that. Ir aš manau, kad šios būtent nuotraukos tai yra rezultatas to mano poetiškumo. These pictures, my poems. Šios my nuotraukos tai yra poems. mano eilės. Thank you for your coming and talking to time. Ačiū už tai, kad jūs atvykote ir kad pabendrausime visi. Wish you all of the best. Aš linkiu jums viso ko geriausio. I enjoy in your wonderful place, full of artistic beauty and freedom. Thank you for all. Aš mėgaujuosi būdamas jūsų aplinkoje pilnoje meniškumo ir artistiškumo. Ačiū už viską. Thank you. Thank you. Kolegijai. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. I'm very. Mes su Aleksandru priklausom tam pačiam labai. Aš džiaugiuosi, kad jūs mane priėmėte į savo vietas. Yes. Kaip aš sakiau, taip ir sakysiu. Ja volim sarbių. I like this now. I see Lithuania. It is great. It's a beauty land and country, and it's magnific for me. Light. Aš esu Lietuvoje ir aš matau šią šalį ir man It's tikrai a labai beauty, graži, beauty, nuostabi beauty land. ir stebuklinga šalis, tikrai. It's a quiet. Ramybė. It's God bless quiet. Kaip palaiminimas tarsi, Yeah. kaip palaima. It's Qualities. thank you. Esam artimiausi kaimynai Dusetų. They are neighbors of Dusetos. Okay. Labai nemažai mes bendraujam su And they Dusetom. are communicating between each other, Dusetos and Zarasai Photo Club. Šitoj salėje teko matyti daugybę parodų. And here we have seen a lot of exhibitions in this hall.
Tačiau dažniausiai parodos iš mūsų aplinkos, iš But mostly the pictures Lietuvos are from our fotografų. from Lithuanian photographers. Iš taip toli atvažiavusios parodos dar gal net ir nematėme. Maybe we haven't seen such an exhibition. Mes kaip fotografai, tai internetiniai erdvėj žiūrim, stebim tas fotografijas. We like photographers, we are following all these pictures on the internet site. Jo, bet yra didžiulė vertybė pamatyti jas gyvai, But it's very valuable to see it's alive įgauti šiek tiek patirties, and to get some experience kitokio matymo and another one look at the picture. ir labai esam dėkingi, kad dalinatės. And we are very thankful for you both that you share it with us. Ir žinoma sveikinam, kad jūs šiandien čia. And we congratulate you both that you are here. Ta proga gal And for this, we want to give for you a book as a present. Čia yra paskutinis mūsų leidinys. It's Šiek their tiek last book which we prepared. mūsų Zarasų, reiškia, It's miesto about ir žmonių Zarasai gyvenimo. city and Zarasai city life. Labai And gerai. people from Thank you Zarasai. very much. Thank you very much. Geros Alexander. How to write Lithuania in English? Kažkada. Tai reiks padovanoti, o kaip sakyk. Enjoy? Do you know how to write enjoy? Enjoy. N-N-E-N-N-N. N-N. Sorry. Simona, читав. Fish, something what is not heavy, you know. So I stopped working nude photography to clean myself a little bit. And to try to change way of thinking. So now I mostly work with drone or something different. I'm trying to go out of a way of I already work. So very small number of people know something about me. I will share it with you. My best year for photography was 2013 and 14. 2013-2014 metai jau buvo geriausi metai. And one external hard disk from that period is dead. And in Sunday, I work in the morning because I don't work in my barber shop. In the morning I work with one girl. I work in the lunch with another, and at the night in studio with third. And I only see the photos with third woman because that is the closest friend. So many of photos I take in that period, I never see. I never see, and I am like half dead. Фантастик. I'm